Tai 101, labas vakaras ir sveikinuosi su jumis po savaitės ir šiandieną turime viešinę, turime labai įdomią pašnekovę, tai su įvairiom dideliam patirtim, tai susitikome ne pirmą, ne antrą, o gal trečią ir ketvirtą kartą ir turėjau patirties susitikti su Migle. Esu fondo įkūrėja Krepšinio namuose, pratęsime, netyčia susitikom vieno vakaro metu ir viskas įsirutuliojo į tai, kad Miglė turi socialinius dalykus ir kurie liečia mus labai labai stipriai. Tai yra paramos fondas, Miglė, taip? Taip. Ir tai yra apie onkologiją, apie mūsų mažuosius draugus, vaikučius, kurie serga kasdieną ir kartais būna ir liūdna pabaiga. Ir, nuo liūdesio iškart nepradėsim, gal pradėsim nuo to, kad pirmą kartą mes su Migle turėjom paramos tokį renginį gražų su daug labai vaikų, savanorių, ir aš prisidėjau prie šito reikalo ir visiems kartu mūsų buvo tikrai, aš stebėjausi, kaip taip gali būti, kad į vieną krūvą gali susirinkti šitiek bendraminčių, norinčių kaip prisidėti prie tokios žinutės, kad tikrai mums rūpi, tikrai mes visi iš prigimties, aš manau, aš taip tikiu, kad esame geri žmonės ir norim vienas kitam tą sunkią akimirką padėti. Tai mes turėjom laiko, gal praėjo 2 mėnesiai nuo mūsų pirmo renginio tokio oficialaus, gražaus ir atsitiko toks dalykas, atsitiko Šventas Antanas. Tai jeigu jau taip šnekėt apie tos visus dalykus, tai aš krikščionis, nežinau, jūs irgi tikriausiai ir krikščionybė, tai tokia duotybė yra, tai iš šeimos į šeimą perduodamas dalykas, tai kada kažkas tai atsitinka, mes tikriausiai kviečiam dievų, tikriausiai visi taip elgiamės ir aš turėjau kelionę prieš kokią 10 dienų, tai pamečiau raktus ir man tų raktų labai reikėjo ir reikia išvykti už poros 3 valandų ir niekur jų nerandu. Turiu mamą pritaringą ir kas, jeigu ne mama, gelbėja visur, tai turiu tokią silpnybę paskambinti ir paklausti patarimo, tai žodžiu, jau buvau visiškai išsicentravęs ir sakau, mama, yra situacija, pamečiau raktus, reikia išskrist, vėluoju, viskas, ne. Sako, paprašyk Švento Antano. Antanas toks yra daiktų globėjas, bet Antanas turi tokį dalyką, metaforiškai, kad jeigu jis sugrąžina pamestą daiktą, tai jam reikia kažką pažadėti. Tai žodžiu, tai aš pažadėjau tokį dar vieną gražų susitikimą, gražią istoriją ir gal net renginį esu fondui ir Miglei ir įvyko stebuklas, aš Antano jau 2 kartą prašau, Antanas 2 kartą grąžino man daiktą, tai aš įsipareigojau Antanai grąžinti skolą, tai paskambinau Miglei ir sakau, Miglė, einam pakalbėti apie tuos visuomeniai rūpimus klausimus ir, Miglė, papasakok, dėl ko esu, kas tas esu, koks tai fondas, kokią mes žinutę nešam su šito fondu. Tai Labas vakaras visiems. Iš tikrųjų, tikrai draugystė su Karoliu atsitiko labai netikėtai ir jinai tikrai rutuliojosi ir dabar rutuliojosi labai gražius dalykus. Tai iš tikrųjų, turėdama fondą sutinku labai daug gerų žmonių ir Karolis vienas iš jų. Ačiū. Ir smagu, kad šiandien esu čia ir galiu papasakoti ir pasidalinti. Šiaip, jeigu pradedant nuo pradžių, tai mano istorija buvo tokia, kad aš dirbau 16 metų su Lietuvos moterų krepšinio rinktinė, su Jozuko dukra ir tikrai irgi labai patiko tai, ką dariau, bet turiu 3 vaikus ir kai pagimdžiau 3 dukrą, norėjau būti arčiau namų, nes dirbant su krepšiniu, tavęs tiesiog nėra 2 mėnesius vasarą, nes yra stovyklos, Europos čempionatai, tu būni savaitę Lietuvoje, savaitę išvykoje sezono metu,
O kadangi žinojau, kad tikrai jau 3 mano paskutinis vaikas, norėsi kiekvieną vakarą užmigdyti ir galvoju, kuo pakeisti veiklą, ką noriu veikti. Ir tikrai gulint lovai, kaip tavo šventas Antanas padėjo, man kažkas tokią mintį pametėjo labdaros ir paramos fondas. Ir aš įsidarbinau vienam fonde. Ten tikrai dirbau visa širdim, bet susiklostė aplinkybės, kad po 2 metų iš ten išėjau ir pasidalinau žinute socialiniuose tinkluose, kad aš pasitraukiu iš tos veiklos. Ir tada gavosi labai didžiulė žmonių reakcija, tų, su kuriais aš buvau 2 metus. Jie rašė, skambino, tikrai skambino ir verkė, ir vaikai, ir tėvai, ir net, sakau, medicininis personalas klinikose. Ir paskutinis akcentas buvo, kai Lukas, berniukas iš Palangos, kuris tuo metu ėjo sunku onkologijos kelią, jisai man atsiuntė įrašęs balso pranešimą, kad Miglė man neskaudėdavo, kai tu būdavai ligoninėje ir man durdavo. Ir aš nežinau, kaip bus toliau. Ir ta vaiko žinutė, jinai iš tikrųjų labai supurtė. Ir supratau, kad aš negaliu pasitraukti iš tos veiklos, čia kaip per Mažąjį princą, ką tu prisijaukini, tu tampi už juos atsakingas. Ir aš žinau, kad aš turiu padaryti viską, kad pabandyti tiesiog būti šalia tų žmonių ir žiūrėti, kurią pusę kas pasikreips. Ir nuėjau pas buhalterę, paklausiau, kiek kainuoja atsidaryti fondą, sakė, 30 eurų reikia sąskaitoj turėti, kiek kainuoja uždaryti, sakė, gali kainuoti iki 500 ar 1000 eurų. Su vyru pasitarėm, kad tiek tikrai galim skirti ir bandom tiesiog, kas bus. Ir fondas pradžiai prasidėjo nuo onkologijos skyriaus Kauno klinikose vaikų, tų žmonių, su kuriais aš buvau buvus 2 metus ir aš buvau su jais, bet tikrai darant ir būnant toje veikloje pradėjau matyti, kad kitose skyriuose yra tikrai daug žmonių, kuriems irgi reikia pagalbos. Ir pradėjau bendrauti su socialiniais darbuotojais, tai fondas išaugo, pradėjau globoti ir kitų skyrių vaikus ir turim tikrai tokių ypatingų atvejų fonde, kaip, pavyzdžiui, Gustės, kur iš mamos yra persodintas inkstukas jai. Ir mergaitė tikrai praėjus tokį kelią ir visą laiką ir susirašom ir susiskambinam, arba Raminta, kur yra dializuojama, įsivaizduokit, kas 2 dieną 5 metus ir jai dabar yra 18 metų ir tikrai tie gyvenimai yra visiškai kitokie, tai tu šitus žmonės, šitus vaikus prisiemi savo globą. Taip pat pradėjom eiti į vaikų ir paauglių psichiatrijos kliniką, apie kurią tikrai niekas nekalba ir yra kaip tema tabu, bet problema yra labai didelė ir ten nuėjus tikrai kiekvieną kartą tave supurto, tu matai paauglius, gražius, jaunus, stiprius ir turbūt iš 15, nes 15 yra vietų skyriui, tai iš 15 gal koks vienas serga šizofrenija ar kažkuo sudėtingiau, bet visi kiti tiesiog yra pasiklydę gyvenime, susiklostė kažkokios blogesnės situacijos ir tikrai kiekvienas iš mūsų galima atsidurti šitose situacijose su savo vaikais ar patys ir šita tema turi būti irgi diskutuojama ir daug kalbama, kaip padėti, nes skyrius yra visada pilnas, nėra tuščių vietų ir jis yra tikrai kol kas visuomenės labai apleistas, o mes galim padaryti labai daug ir aš sakau, žinot, tokie momentai, kaip ateini į skyrių ir vieną kartą pabendrauji su vaiku, antrą kartą pabendrauji su paaugliu ir sakau, turėjau tokią situaciją, kur niekada nepamiršiu, kai po vienos edukacijos pakalbėjus su mergaite, atėjau kitą edukaciją pakalbėjom ir jinai po tos edukacijos vaikšto aplink mane ir jinai, matau, kad kažko nori, aš taip pat sakau su šypsena, sakau, nori kažką gal man dar pasakyti ir jinai mane apsikabino, laiko ir sako, ateikit, prašau čia dar ir kuo dažniau ir daktarai žiūri ir po to man sako, Miglė, sako, mes negalim patikėti, šitą mergaitę neprisileidžia nieko ir mes negalim net elektrokardiogramos jai užrašyti, o jinai atėjo ir tave apsikabino. Tai va čia parodo, kaip
paprastas žmogiškumas, tiesiog buvimas šalia tam tikrų momentų padeda žmogui, paaugliui, jisai tavim tiki, jisai pasitikė, lygiai taip pat onkologijos skyriui. Man dažnai sako, kaip tu gali ten eiti, kaip tu gali ten būti. Tai vat, Karoli, tu labai teisingai pasakei, mes esam protingos būtybės ir mes turim smegenis, mes turim protą, mes galim padėti. Ir tie žmonės ar taip yra toj situacijoje. Ir tiesiog ateini su ta mintim, kad praskaidrinti jų dieną, kad pakeist truputį, kad ir tas kelias mintis nukreipti nuo ligos, ištraukti iš palatos, pabūt, kažką atnešt, kitokio maisto, kitokios nuotaikos, kitokio jausmo. Ir tikrai, kaip įkūriau fondą pradžiai, tikrai buvo visokių minčių ir baimių, bet aš turėjau labai didelį palaikymą iš pačių vaikų, pačių tėvų ir pačio personalo klinikų. Ir tikrai viskas pradėjo augti labai stipriai ir labai greitai. Ir aš manau, kad kai tu darai širdies, žmonės tai irgi pajaučia ir jie mato. Ir jie ateina, jie prisideda. Viena aš nepadaryčiau nieko. Aš dar noriu, Miglė, sugrįžti į tą. Aš taip kaip žmogus galvoju, kad tas altruizmas, tas gėris, vis tiek jis, kaip ir minėjai, 20 metų atidavai krepšiniui ir buvai specialybė tavo buvo. Kinesterapija, aš baigus, kaip tėtis, kinesterapeutė. Masažai ir čia jau yra, aš manau, užuomazgos, tos pagalbos, to skausmo malšinimo ir jeigu tu fiziškai tą gali padėti, šiuo atveju sportininkui, tai tavo ta geroja energija, jinai plečiasi ir tai, kas po to seka, tu nueini tokiu keliu, tu ieškai savęs ir aš tik bandau įsivaizduoti, tu turi po 20 metų šitokio sunkaus darbo, ne tik fiziškai, bet ir visom kitom prasmėm atsisakyti ir net, vadinkim, laiko šeimai, laiko savo ir visą savo dėmesį, visą savo energiją skirti šitai veiklai, kuri, kada mes pirmą kartą susitikom, aš sakau, aš esu verslininkas, mes visada verslininkai, visi labai būnam kartais susireikšminę, kad mes labai užsiėmę ir ten visą kitą ir tada po pokalbio su tavim aš stoviu savo versle, stoviu savo ir aš galvoju, tai va čia yra lengva, čia yra paprasta, tavo atveju tai vadinkim, tu kiekvieną dieną kaip intensyvios palatos darbuotojas tikriausiai turi tas situacijas, kurios tave, kažkaip tikriausiai ir užgrūdina ir tikriausiai tu ieškai visų galimybių ir, šitoj vietoje man klausimai pagrindiniai, kaip, po to fizinio 20 metų darbo dar tu užsidegi veiklai, kuri ne tik fiziškai atima daug energijos, bet visame kame tu esi visur. Tai kas motyvuoja? Kaip? Žinot, kaip iš tikro aš atiduodu daug savęs, Karoli, kaip tu sakai, turbūt taip niekada negyvenau, kad neturėčiau laiko visiškai savo, nes tą laisvą laiką, ką tu turi, tu stengiasi atiduoti šeimai, vyrui, vaikam ir tikrai save nustumi į kitą visai šoną ir reikėtų kažkaip išmokti, galbūt daugiau atsigręžti save, bet aš gaunu labai labai daug atgal. Aš gaunu tiek daug atgal iš tų žmonių, iš jų tikėjimo, iš tų vaikų. Aš sakau, čia neįmanoma papasakoti, tu turi pajausti, kai tu atidarai skyriaus duris ir pas tave tik pradėjęs eiti vaikas, ten, nežinau, metukų laiko su chemijos stulpu bėga per koridorių, ištiestom rankom apsikabina tavo kaklą ir tave laiko. Ar ten, nežinau, vaikas valandą laiko sėdi prie lifto, laukia, kol tu ateisi, ar tiesiog tau atsiunčia žinutę, tu ateini, tu gauni pripieštų piešinių, aš ir dabar esu su apyrankėm, su vertom vaikų ir
gauni labai labai daug ir tas tikrai veža į priekį, gaunasi tokie, žinot, kaip mainai, tu jiems duodi, tu gauni ir tas sukuria labai didžiulę energiją ir aš sakau, nieko nėra sunku šitam darbe, kaip mano vyras sako, tau nieko negėda dėl jų, aš kaip kartais galvoju, aš nueičiau peškom iki Mėnulio ir atgal, jeigu man reikėtų, nes aš matau tą realią naudą su jais būnant ir kai tu būni su jais kiekvieną dieną, kai tu matai, bendrauji, tu pažįsti, tu vieną gali apkabint, su kitu tau reikia tiesiog patylėt, kitam tu gali kažkokį net ir juokelį pasakyti. Jie tampa draugais, jie tampa mano šeima ir kaip tu sakai, tikrai būna momentų emociškai šita veikla, jinai yra nuo pačios aukščiausios iki pačios žemiausios. Tai Ir tikrai tenka eiti laidotuves, kas yra labai labai sunku ir atsisveikinti su tais, kuriuos tu taip myli. Ir sakau, yra tekę ne vieną kartą pirkti ir paskutinius drabužius, žinai, ir gauti tėvų prašymus, kad tą padaryt. Ir tikrai organizuoji ir laidotuvės, ir būni su tėvai šalia, eini tėvam padedi apsipirkti, apsirengti, nes būna paprastai porą metų ligoniniai, kai jie tikrai gyvena tik tai ligoninėse ir neturi laiko nueiti iki parduotuvių ir tu būni su jais. Tikrai yra buvę atvejų, kai vaikas pašarvotas, šeima būna tenais, tu prižiūri brolį arba sesę pas save namuose visą dieną, tada po šarvojimo jie atvažiuoja pas mus vakarienės, būna, kalba, nes jiems tiesiog to reikia ir tokie momentai jie labai suartina ir tie žmonės pasidaro labai savi, o dėl to, kaip tu gali, tai aš sakau, tiesiog mes visi galim, tik ar mes visi to norim. aš užsimaniau ir aš kaip ir sakau, mano patirtis va tokia iš verslo pusės, tai vat, man kyla klausimų tada vat, fondas. Taip, fondas visuomeniai skamba kaip kažkokia finansinė įstaiga ir kad mes ir gerų pavyzdžių girdėjome, ir prastų, ir kas tas fondas yra, kaip jis veikia, kokia jo struktūra, nes mum paprastiem, tiek man verslininkui, aš sakau, įsivaizduoju kažkokį finansinį dalyką, kuris gauna incomingą, padaro va tuos darbus, mes emocinę tą dalį turim, bet tikriausiai yra ir praktinė dalis. Taip. Ir aš labai gerai atsimenu savo pirmasis patirtis tuose socialiniuose projektuose. Buvau jaunasis samarietis, tai vadinkim 13 metų gal buvo ir mes gerąją žinutę nešdavom, tiesiog jaunimas, 13-15 metų ir eidavom, lankydavom ten ligonius, lygiai taip pat vyresnio amžiaus ligoniniai. Bet mum tada vis tiek, kai sakau, kažkokia tą grąžą būdavo pažadėta, kažkokia tai vasaros stovykla, kažkoks fun, smagumas. Ir iš tikrųjų, aš iš savo patirties, aš norėčiau pasigilinti į tą pačio fondo struktūrą, nes daugelis žmonių turi gal ir blogos patirties, geros, visi kažkokią žinutę neša, kad mes darom tokį gerą darbą, bet paskui skambios laikraščių antraštės sako, ten, žinai, vadovas ten gauna atlyginimą, ten, kaip pavyzdys, 20 000 eurų. Tai kokia ta struktūra, nuo ko tas fondas ir kaip jūs veikiat? Aš tikrai pirmą kartą klausiu, gal tas toks aštrus klausimas, bet man pačiam įdomu, ta oda šiaušiasi nuo tų istorijų, bet vis tiek, čia yra emocija, o čia yra praktika, ne? Ir tai, kad padėt galėtum žmonėm, turi turėti iš ko padėt, vadinkim, tai turi šeimą, šeimos visų biudžetai, jie negali būti, mes galim išgelbėti, kad ir vieną, aišku, irgi yra gerai, bet mes šimtui žmonių negalim padėti. Tai tas visuotinis susimetimas, aš kaip sakyčiau,
kaip va tai veikia, va nuo ko čia viskas prasideda, kaip čia va tas. Va, pati pradžia tai buvo, sakau, 30 eurų sąskaitoj. Va. Fondo pradžia buvo ir aš dariau fondo atidarimo šventę, į kurią atvažiavo 169 žmonės, tik tai sergantis vaikai ir jų šeimos nariai. Nes aš kaip sakau, kai serga vienas vaikas, serga visa šeima ir aš labai daug darau renginių, kur būna visa šeima, nes tikrai kenčia labai ir broliai, ir sesės, ir mama, ir tėtis. Ir į tą šventę su vyru mes sutarėm taip, kad tą šventę darom iš savo lėšų ir aš nedarysiu savo jubiliejaus. Ir man buvo tikrai daug svarbiau padaryti tą šventę, negu pačiai pašvęsti, nes aš žinau, kaip to reikia tiem žmonėm. Ir mes, kai pradėjom organizuoti tą šventę, atsirado vienas draugas, pažįstamas, Viltautas, kuris sako, aš irgi prisidėsiu. Ir jisai pervedė 3000 eurų į fondą. Ir tada mes padarėm tą didelę šventę, tai buvo pati mūsų pradžia. Ir kai atsidariau fondą, iš karto buvo atidarimo šventė, pradėjo prisidėti draugai, kurie mane pažįsta, artimi žmonės, pradėjom rodyti socialiniuose tinkluose. Ir taip, iš tikrųjų, po eurą, po 5, po 10, kai kas po 100, pradėjo tikrai sąskaitoje pinigų daugėti. Ir ta pradžia, jinai tikrai nebuvo lengva ir mano mintis jos nebuvo labai didelės. Aš neįsivaizdavau, kad, pavyzdžiui, kaip dabar aš galėsiu galvoti, kad aš tvarkau paauglių psichiatrijos kliniką, va dabar statysim terasą, piešim klinikos sienas, užsakiau visur roletus, padarysim kambarį sensorinį. Ta prasme, ir viskas tikrai po labai mažai pradėjo didėti, bet pradėjo didėti ir metai laiko fondui aš dirbau iš idėjos ir mes turėjom tokį susitarimą su vyru, kad iki 1,2%, kur buvo dabar gegužės mėnesį, aš tiesiog einu, darau šitą veiklą, jie gyvenu ir žiūrim, kas iš to išeina per tuos metus, mes tiesiog bandom, bet viską, ką aš dariau iš idėjos ir tiesiog dar išneždama iš namų ir kurą ir taip toliau, bet buvo toks susitarimas ir kiek pavyko padaryti, aš pati esu tikrai nustebus ir stipriausia man būdavo, žinot, kada ir aš labai dažnai tą matau, kai man į fondą perveda sergančių vaikų tėvai arba tų vaikų, kurie išėjo tėvai ir aš matau pagal vardus pavardės. Tai šitas visada tave sustabdo su ta mintim, ant kiek tu esi jiems reikalingas ir jie mato prasmę. Tai tų tikrai įplaukų iš šitos pusės jų irgi buvo daug ir jų artimieji, jų darbovietės, darželiai, kuriuos eina vaikai, kurie susirgo ir sakau, mano kaip fondo didžiausia stiprybė tai yra patys tie žmonės ir jų tikėjimas ir jų pasitikėjimas ir tas labai labai veda dar į priekį. Tai sakau, šitie metai buvo iš idėjos. Po metų aš dabar tikiuosi išsimokėti savo 975 eurus per mėnesį algą. Tai šitas... Tai va aš tą ir norėjau paklausti, ar fondo, vadinkim, valdytojas prezidentas, ar tai yra ta pareigybė, apibrėžta įstatymu kaip darbuotojas, ne? Ar jūs dar turit kažkokius kitus darbuotojus ir kaip vyksta savanorystė, vadinkim, kas gali prisidėti, nes vis tiek tai ta veikla, kaip ir sakau, fondas, tai įplaukia pinigai, bet tai juos reikia valdyti, juos reikia paskirstyti, tai pats tas mechanizmas, tai yra buhalteris, yra vadovas, yra techniniai dalykai, nes aš kiek suprantu didelę dalį, tu esi ta dvasia, kur kaip ir minėjai, tie vaikučiai tavęs laukia skyriui, laukia, kad tu atvažiuotum ir visa kita, ir natūralu, kad prie tų visų tavo veiklų kažkas dar turi prisidėti, tai kas prisideda? Žinot, kaip yra, man prieš Kalėdas paskambino iš vienos įmonės ir sako, mes stebim fondo su veikla, matom jų socialiniuose tinkluose ir sako, labai norėtumėm, kad ateitumėt pas mus į įmonę su savo visa komanda, pristatytumėt savo veiklą, papasakotumėt, ką jūs darote, įkvėptumėt visus žmonės. Ir aš taip kitoje ragelio pusėje sakau, žinot, sakau, mano komanda, tai sakau, esu aš viena.
ir visi žmonės, kuriuos aš surandu tam tikram momentui, va taip Karoli kaip tu, kaip, nežinau, žmonės, kurie eina su manimi edukacijas, kurie padeda man suorganizuoti kažkokius renginius, bet jie yra atsirandantis tam tikrų momentų savanorystės pagrindų ir juos turiu surasti aš. Kai kada suranda, aišku, ir mane pamatė mano veiklą ir taip kitoje ragelio pusėje buvo tyla ir sako, jūs viena viską darot ir viešinat ir perdavimo aktai visi ir apskaičiavimai ir viskas suorganizavimas. Sakau, taip. Dėl to aš kartais keliuosi 4 ryto, dėl to aš visiškai neskaičiuoju savo laiko, bet aš matau labai didelę prasmę tave. Ir tikrai šiai dienai aš neturiu komandos, nes mano tikslas buvo padaryti kuo daugiau darbų iš tų pinigų, ką aš gaunu. Nes kaip pakalbi su verslininkais, aš pasidžiaugiu sumą, kokią pavyko surinkti, bet jie sako, jeigu tau reikėtų mokėti algą, jeigu tau reikėtų mokėti algą kokiem ten 3 tavo darbuotojam, piltis kurą, tai čia per metus nieko nebūtų. O aš per tos metus sugebėjau labai daug padaryti Kauno klinikose. Ir būtent dėl to, kad visos tos lėšos, kas įplaukdavo, jos eidavo tikslingai tiem žmonėms ir sakau, ir nupirkom tos pačius baldus į Kauno klinikų onkologijos skyrių gydytojam, kėdės, kur sėdėdavo ant baisių kėdžių ir budėjimai ir parom slaugytojom. Ir sakau, čia yra smulkmenos, bet į psichiatrijos kliniką nupirkom, įsivaizduokit, 69 kg kanceliarinių prekių, todėl, kad jie dailės terapiją darydavo su juodu plastelinu, nes būdavo sumaišytos spalvos ir jie tiesiog jo neturėdavo. Jie piešdavo ant reklaminių bukletų, vienoj pusėje būdavo spalvotas kažkoks reklaminis skrajutė kažkokio, kitoj pusėje baltas lapas blizgus, ant kurio jie darydavo dailės terapiją. Tai čia, sakau, yra tokie dalykai, kur mums sunku įsivaizduoti, bet taip yra, nes šiaip atvirai paauglio gydymui valstybė skiria per parą 7 eurus. 7 eurus. Tai Taip. kaip mes... Dienos pietų turbūt nelabai gali pavalgyti. Nepavalgysi niekaip ir jeigu Taip. mes šnekam apie darbuotojo atlyginimą ar ten kitus dalykus, tai šitie pinigai tikrai skamba Taip. liūdnai, bet tai tada aš dar turiu klausimą. Tai jeigu mes turim tokią problemą, iš tikrųjų čia opi problema, tai aš jau matau, kad čia mes tiek valstybiniu lygiu, ar galiu taip sakyti, kad nesirūpina valstybė tiek žmonės gal per mažai edukuoti ir gal mes kažką tai paliesim. Ir kyla klausimas, ar jeigu tas savanoris, gal pažiūrės, kokie ten 100 žmonių, vadinkim, mūsų tą tinklalaidę ir jeigu kažkoks jaunas ar vyresnis ir koks ir sakys, aš neturiu finansų, neturiu tų 5 ar 10 eurų, kas irgi, vadinkim, spiria į priekį, kaip sakai, bet aš turiu sveikatos ir noro kažkaip praleisti ten 3 ar 6 valandas ir padėti. Tai ar jūs priėmat tą fondę pagalbą, tą savanorystės formą ir ar jūs ją kuruojat, kaip jūs kuruojat ir ar yra kur tas žmogus, aš sako, neturiu finansų, bet turiu idėjų ir galiu būti naudingas jūsų fondui, galiu būti naudingas valstybei, galiu būti pilietiškas, galiu būti, nešti žinutę, perduoti. Taip, kaip viskas. Tikrai taip, Karoli, ir manęs labai dažnai klausia, sako, kaip jūs sakai, aš ten, pavyzdžiui, neturiu finansų, ar ten dar kažko, sakau, bet gal tu moki iškepti pyragą, kurį aš galiu nunešti, gal tu moki siūti kažkokiu būdu, kur tu nori ateiti į skyrių ir su visais praleisti popietį ir parodyti, gal tu nori suverti apyrankės kartu. Sakau, elementarus pavyzdys, mano dukra paprašė vaflių šeštadienio rytą ir aš sakau, Greta, užsimaišom didesnį puodą, tešlos, pasiemam vaflę, nuvažiuojam į skyrių, prikepsim visiems vaflių ir mes tą padarėm ir diena visiškai kitokia ir kartais žmogus net nesusimasto, kaip paprastai tu gali stipriai
pakeisti kito dieną. Mano tikslas buvo iš vis viena šypsena per dieną, dabar tų šypsenų yra daug daugiau, tai mes galim mažais dalykais, mažais darbais. Aš sakau, aš turėjau pavyzdį, mes nuėjom į baseiną Žalgirio arenui, mūsų nuėjo 90 žmonių, iš tikrųjų tikrai didelis ačiū, kad turim tokias galimybės ir ten turėjom nuostabų laiką, turėjom atskirą erdvę, kur valgėm pizzas ir besimaudant tiesiog džekuzi viena šeima pamatė vaikus, kurie tuo metu labai sunkiai jautėsi. Deimantė buvo ką tik po chemijos ir buvo trečiadienis, aš buvau ligoniniai, jinai tą trečiadienį vos nuėjo iki tualeto, bet jinai yra visiškai vandens žmogus ir aš mamai sakau, atvažiuokit šeštadienį į baseiną ir atvažiavo ir mes negalėjom patikėti, kaip jinai ten davėsi tam baseinė ir kiek jai buvo jėgų, ar ten Ieva, kuri nieko nevalgė skyriui, atvažiavus jinai valgė picos gabalą ir čia yra didžiuliai laimėjimai ir viena šeima pamatė būtent, kad mes esam iš fondo, pamatė tos vaikus ir jie susirado man, parašė laišką, buvo kaip tik prieš Kalėdas, kad sako, mes norim išpildyti, sako, buvo tokia viena labai mergaitė, sako, kur daug maudėsi be plaukučio, o kitas berniukas, sako, toks labai kudutis, tai buvo Joris. Ir sako, tu sužinau, ką jie nori. Ir Deimantė norėjo didelį Lego, o Joris norėjo 3D spausdintuvą ir aš jiem parašiau. Ir ta šeima, visa šeima giminė, jie susirinko pinigus, jie nepirko savo dovanų ir jie nupirko vaikam. Ir jie padarė jiems tokią šventę, tokią emociją. Sakau, net kartais va tokiose visiškai paprastose situacijose gimsta dideli darbai. Tik reikia kalbėti, reikia rodyti, reikia apie tai šnekėti, reikia nebijoti apie tai šnekėti. Ir aš sakau, mes galim kiekvienas gyventi savo burbule ir įsivaizduoti, kad tai nevyksta, kad to nėra, bet tai yra. Ir mes tikrai realiai galim padėti. Tai pajautus tą jausmą, tu negali sustoti, tu nori daryti, tu nori padėti. Tu tikrai, kai tu matai tą grįžtamąjį ryšį ir tu matai tą emociją, kurią tu atneši, tai čia jau tada lieka tik tai, aš, pavyzdžiui, ieškau edukacijom žmonių, ne, aš skambinėju, nes man kiekvieną savaitę reikia surasti po 3 edukacijas į skyrių, tai į chirurginį, paauglių psichiatrijos ir vaikų onkologijos. Ir tikrai paskambini ir pasakai vaikų onkologinį skyrių ir turbūt kokie 80% žmonių sako, oi ne, aš tikrai negalėsiu, man ten per sunku, aš apsiverksiu. Ir aš tada užsivedu visą savo kalbos galę, pradedu pasakot, kaip jie ten ko gyvena, kaip ten kas bus, ką mes ten darysim, kaip jie laukia ir taip toliau. Ir tie sako, gerai, nueisiu. Ir tada turbūt 80% iš tų žmonių išėję sako, Miglė, sako, aš daug daugiau gavau, negu kad čia atnešiau, aš noriu sugrįžti. Ir sakau, čia kartais yra, man kaip sako, aš negalėsiu, tai sakau, iki tol, kol tu neperžengi to, nes ten vyksta lygiai toks pats gyvenimas, ten žmonės lygiai taip pat gyvena ir aš sakau, kartais būna, suvažiuoja tokios šeimos, kad mes ten tiek juokiamės ir nauji tėvai atsigulėję žiūri, galvoja, kad nenormalūs per edukacijas, ta prasme, ten vyksta diskusijos, juokas, visos vertybių skalės taip sudėliotos, nes visi yra už vieną tikslą, už gyvenimą, už gyvybę, už išgyvenimą. Ir visa kita nueina į šoną ir visi yra už vieną tikslą. Tai sakau, tas bendrystės jausmas, tas pagalbos jausmas, tas, kai tu pamatai, kad vaikas pasijautęs truputį geriau per koridorių varo su paspirtuku, mama iš paskos bėga su chemijos stulpu, tu supranti, kad tas vaikas lygiai taip pat džiaugiasi vaikystė ir net ne taip pat, o net labiau negu tas, kuris turi visas galimybės to paspirtuku važiuoti. Tai sakau, čia šitie momentai, juos reikia pajaust, bet jeigu tu pajauti, tai tu negali sustoti. Tai klausausi ir iš tikrųjų, tai sakau, kada vyko pokalbis dėl mūsų pirmo renginio ir jeigu neklystu, tai buvo jūsų 1 metų jubiliejus ir turėjau ten garbės prisidėti, tai užkrečia ir tada prisimeni, kad tikrai, turi nešti tą žinutę gerą pasauliui ir būti geru ir, vadinkim, pradėjai bendruomeniai, kiek jūsų narių vienijų, kiek tų nelaimingų šeimų buvo ir dabar girdžiu, kad fondas jau auga ir jūs tikriausiai diferencijuojat savo veiklą ir, matot problemas. Tai problema mirtis, onkologija, taip, labai skaudu, bet matot, kad dar yra ir gyvų sergančių, vadinkim, paauglių. Ir Karoli, psichiatrijos klinikoje mes lygiai taip pat galim netekti vaiko kaip onkologijoje, nes tie vaikai jie žudosi. Kaip baisiai skambėtų, ten yra labai daug atvejų, kai atveža vaiką, kuris tiesiog žudėsi. O čia dabar
vadinkim paaugliai, tai vadinkim pradedam amžius čia jų vaikai. Jauniausius esu mačius 2 6-mečius, kurie buvo atvežti nuo priklausomybės didelės telefonų. Ir visiškai taip, labai stiprus hiperaktyvumas, taip, šitaip, ir visiškai dėmesio nekoncentravimas, ir jeigu galbūt jie būtų augę kitom sąlygom, būtų vienai pasikreipę, bet kai nuo kūdikystės augdavo turbūt didį laiko tarpą su telefonu, dabar yra pasiekmes. Turim problemą. Taip, tai jauniausi buvo 6-mečiai, bet šiaip turbūt daugiausiai tai yra 12-17 metų Čia amžiaus grupė. alkoholis, narkotikai, turim šitų? Labai turim. Turim didelę rykštę. Taip, labai didelę rykštę alkoholis, narkotikai, savęs žalojimas, savižudybės, toliau tikrai susiklošiusios gyvenimo įvairios aplinkybės, skyrybos, keletą, ne vieną susitikus ukrainietį vaiką, paauglį atsidūrusi Lietuvoje. Čia Lietuvoje. Jo, ir būtent psichiatrijos klinikoje. Ir sakau, tu klausai, girdi tos atvejus ir per kūną eina šiurpas ir tu supranti, kad tu lygiai taip pat gali netekti to vaiko, kaip ir onkologinė liga sergančio vaiko. Tai kiek suprantu, 4 keliesi, tai mažieji onkologiukai, tada psichiatrijos klinika, tada ir kur, kaip tai viskas. Esu paprastai susiskyriušius dienom, antradieniais einu į onkologijos skyrių, trečiadienį einu į chirurgijos, ketvirtadienį einu į paauglių psichiatrijos kliniką, tai čia būna dažniausiai. Pirmadienis būna, lankau šeimas, pavyzdžiui, net ir tos šeimos, kurios netenka vaikų, aš nepasitraukiu iš jų gyvenimo ir aš jiem, kaip sakau, viskas, neatsikratysit manim, aš įkyri, aš tempiu mamas pas kosmetologės, pas kirpėjas, mes susitinkam tiesiog papietaut, nes aš žinau, koks yra tas momentas. Tikrai ir tas grįžimas į gyvenimą yra labai sudėtingas. Lygiai taip pat apie tai niekas nekalba, bet yra labai sunku žmonėms sugrįžti praėjus gydymą. Ir atrodo, tu praeini gydymą, tu pasveikai, kaip ir džiaugsmo didžiulis amplūdis, bet tu išeini su tokiom traumom, su tokia vėžio grįžimo baime, kad kiekvieną kartą, kada važiuoja daryti kontrolinius tyrimus, tėvai nemiega parom, suka vidurius, didžiausios baimės ir jie iš tikrųjų įpranta gyventi, kadangi onkologija yra gydoma metais, ne kaip chirurginiam, tu atvažiavai savaitę operaciją ir išvažiavai, aišku, ir chirurginiam būna labai sudėtingų atvejų, kur vaikai gyvena skyriuje, kur ten pažįsta nuo mažiausio, jie užauga chirurgijos skyriui, bet onkologiniam užtrunka ilgai ir jie gyvena pagal protokolą. Chemija, kraujai nukrito, kraujai pakilo, vėl chemija, jie turi aišku planą ir vieną dieną baigėsi planas ir jie turi grįžti į gyvenimą, jie turi grįžti į mokyklas, kur tikrai sulaukia patyčių vaikai ir pastebėjau, kad jeigu mokykla neparuošia tinkamai klasiokų kaip mokytoja, pati mokykla, būna tikrai problemų vaikams, bet tikrai matau ir labai daug suaugusių pedagogų, kurie labai atsakingai į tai pasižiūri ir tie vaikai grįžta ir jie yra laukiami ir jų klasiokai yra paruošti. Tai labai smagu irgi, kad apie tai yra kalbama. Nors, pavyzdžiui, paauglių psichiatrijos klinikoje matau atvejus, kur turėtų pedagogai anksčiau pastebėti atvejus, kas vyksta mokykloje, kad nedaeiti kitokių nelaimių, bet nei tėvai, nei pedagogai nepastebi ir atsitinka tai, kas atsitinka. Aš klausau ir taip, turim ligonius, turim paauglius, pedagogus. Turim tėvus, medicinos darbuotojai. Ir lygiai taip pat pergyvenu už kiekvieną tą sielą ir esu girdėjęs tokį dalyką, kad ten tokia irgi veikia energija ir tie skyriai būna tokie, kaip sako, maždaug žino, kas išeis, kas pasiliks ir ką laiminti ir ką jau pasiūst pas Abraomą. Tai o kaip su medicinos darbuotojais? Ten daug,
koks santykis su fondo? Labai geras santykis ir labai tikrai palaiko Kauno klinikos. Ačiū jiems už tai, kad įsileido, kad irgi patikėjo ir tikrai sudarytos visos geriausios sąlygos irgi fondam ateiti, būti. Aš pati, matydama medikus ir ką jie daro kiekvieną dieną, visada stengiuosi atnešti ir jiem kažkokią emociją. Jeigu mes darom su tėvais ten tuno salotas, aš padarau pietums, nunešu medikams. Jeigu aš užsakau ledų, aš atnešu ir medikams. Jeigu aš užsakau tortą, aš atnešu ir medikams. Jeigu aš užsakiau kažką tėvams, vaikams, aš medikams nupirkau kėdes, nes aš žinau, kad jiems reikia sėdėti. Aš prieš Kalėdas užsakiau pirtį, į kurią važiavo slaugytojos ir jos buvo tiesiog kitoje aplinkoje ir ten su visais pirties ritualais ir tikrai pamiršo tą, ką išgyvena kiekvieną dieną. Ten ne kartą mačiau verkiančias slaugytojas, daktarus, verkiam kartu ir aš sakau, ten emocijų skalė yra pati aukščiausia. Kaip man dabar atrodo, tai ką mes patiriam šiaip pasaulyje, tai čia yra tiesiog gyvenimo spalvos, ne? Biški tamsesnė spalva, gali būti biški šviesesnė, bet tai, ką išgyvena jau toj situacijai žmonės, tai ten yra bėdos, tikros bėdos ir aš kaip sakau, bėda yra liga arba mirtis, daugiau visa kita yra spalva, tai tu susiduri lygiai taip pat tie patys medikai, jie net žino prie kai kurių diagnozių, kad vaikui galbūt yra 11 mėnesių ir jisai daugiau nebus su mumis, tai mes pasikalbam, aš irgi žinau ir tada tu stengiasi tam vaikui, tai šeimai suteikti kuo daugiau emocijos ir aš sakau, dabar tenka tose laidotuvėse būti tikrai nemažai, kaip be būtų liūdna, tų vaikų išeina daug ir šiandien aš buvau skaityti paskaitą yra gerumo rankos, žinai, tokie namai Lampėdžių 10, kur ten, irgi ten yra labai stipru, ten jie suteikia pastogę ir namus žmonėms, kurie susiduria su įvairiom problemom ir yra padarytas, kaip turbūt ten savivaldybės atremontuoti butai, jie ten gyvena ir ten ateina daug visokio jaunimo problemačko, mes net iš psichiatrijos klinikos siunčiam, būna visokios edukacijos ir šiandien buvo ten tokia stovykla ir aš pasakoju apie savanorystę. Jiems apie savanorystės naudą, ką man duoda, apie fondą irgi kalbėjau ir žiūrėjau filmuką, kuris buvo pastatytas turbūt prieš 3 mėnesius ir tam filmuke sudėta medžiaga iš mūsų fondo metų ir aš skaičiavau 6 vaikus, kurių mes netekom. Ir aš kalbėdama tenais pradėjau verkt, nes tai tikrai vyksta ir lygiai taip pat vyksta ir medicinos personalui, kaip sako Karoli, ir tu paminėjai, kad tu pripranti, gal tu užsidedi kažkokią, tu nepripranti, žino Karoli. Tai teko girdėti, kad tos intensyvios priežiūros palatai, kad žmogus vis tiek, vadinkim, tu tokį, kalbėjom apie pasiūlai padaryti vaikam edukaciją ir sako, ne, man čia per jautru, per tą, tai ar ten greitosios pagalbos, įvyksta mirčių, ne, visą kitą, mirti šalia, vadinkim, giltinė, vaikščia aplinkui, tai, bet, kol tu nesusiduri su tuo, tikriausiai yra vienaip, o kiekvieną tą mirtį tikriausiai išgyvena visi. Tikrai išgyveni vienaip ar kitaip, nes neįmanoma to. Tik tai, žinai, kaip Karoli, aš dažnai sakau, jeigu aš galėčiau kažką pakeisti, aš pakeičiau viską, bet aš negaliu to momentu pakeisti nieko, tai aš pakeičiu savo buvimu, aš pakeičiu savo pagalbą, aš pakeičiu, nes žmogus tikrai būna šeimos pasimetę, tai tas buvimas šalia, padėjimas, sustygavimas, kad ir to mažo brolio ar sesės paėmimas pas save, jisai labai daug pakeičia, jis labai daug nuima, nuėjimas į parduotuvę, nebuvimas vieno, to žmogaus nepalikimas, tai labai labai yra svarbu. Tai tu tiesiog per tą, bet kad tą išgyveni, tai tikrai išgyveni ir man net viena mano giminaitė, iš tikrųjų, dirba Kopenhagoje, didžiuliai eksperimentiniai ligoniniai, su kuria bendradarbiauja ir Kauno klinikos ir ten daro tuos jų gydymus eksperimentinius ir jinai atvažiuoja ir labai palaiko mano fondą, labai palaiko mane visą laiką ir jinai man sako, Miklė, tu negali eiti laidotuvės. Sako, tu negali eiti laidotuvės pas juos, nes tau kaip žmogui yra negerai ir per sunku. Ir aš jai sakau, aš negaliu neiti.
nes aš per daug myliu tos žmonės ir per daug myliu tos vaikus. Taip man būtų paprasčiau. Neit apmokėt galbūt sąskaitą laidotuvių, ten kažkur paskambint, tegul ten kažkas padaro ir aš toliau gyvenu. Bet aš negaliu neit, aš negaliu atsisveikinti ir kartais tu ateini atsisveikinti su to vaiku, nes tu žinai, kad paskutinės valandos. Ir tos akimirkos yra šakės, kaip sunku. Ir tu būni su ta šeima, tu verki apsikabinęs, tada tu sulauki skambučio, kad to vaiko nėra, daleiskim naktį, tu būni, tu padedi, tu kalbi, tu važiuoji nuo ryto derini. Ir tie momentai, aš sakau, jie labai suartina tarpusavį, nes tos šeimos jos tampa mano draugais, jos tampa mano šeimos dalim, bet tu matai ir tame labai didelę prasmę ir matai labai didelę naudą. O iš kalbos kyla va toks pamastymas irgi, aš toks tikintis esu ir tikintis gerą energiją ir tikintis visuomeniškumo, bendrystę. Tai kokia va šitoj situacijoje dalį va tas tikėjimas sudaro, va kiek ta va veikla gerai, finansai ten viską, nu va ir kiek jūs bendrai, nu nesako, karo metais ten, kai didelė dalis žmonių meldžia kažkokio tikslo, tai kažkurią dieną nekariauja dvi pusės, ne? Tai ar ta bendra malda, ar tas bendras, nu, vadinkim, tikėjimas tuo stebuklu, ar jis daro tuos stebuklus, ar įvyksta tų stebuklų. Nu, aš tikiu, labai noriu tikėti tais stebuklais, bet matau ir tiesiog, kad įvyksta taip, kaip turi įvykti kartais. Ir tu kiekvienas meldžia, kad būtų kuo geriau ir skyrius, jisai visas nutyla, kaip kažkam jau yra negerai ir visi žino, kad yra negerai, jisai nutyla, visiškai kita nuotaika tarp slaugytojų, tarp tėvų ir tu jauti tą emociją ir aš net visada po laidotuvių iš karto stengiuosi eiti ten su edukacija, kad nukreipti mintis, kad ištraukti iš palatų vaikus, tėvus, nes kiti lieka su savo baimėm, su savo jausmais ir ten gali išeiti iš proto kartais, kai tavo draugas numirė ir tu žinai, kad tu sergi ir tu nežinai, kaip tau bus, kaip tavo vaikui bus. Tai, nu, čia yra labai, labai stipru, tikėjimo ten yra labai daug ir Karoli, man dabar teko ne per seniausiai būti Teodoros laidotuvėse. Mergaitės, kurios šeima yra šventoji ir mes kalbam tarpusavį, aš sakiau Gabrieliai, kad aš dabar buvau praeitą savaitę prieš važiuojant dar atostogų susitikus su ja, mes kartu valgėm Sushi Masters ir kalbėjom ir aš buvau iki paskutinės minutės su ta šeima ir man labai, labai brangi ir Teodora buvo ypatinga mergaitė, jinai buvo šviesa, jinai buvo šypsena iki pat paskutinio momento ir jai labai patiko Jarutis, galbūt matėjai irgi mačiau tai šitą video matė labai daug peržiūrų Lietuvoje, aš suorganizavau, kad Jarutis atvažiuotų pas ją. Pirmą, kai jinai dar jautėsi geriau, jie susitiko pas mane namuose ir jie turėjo tikrai nuostabų laiką, valgėm mylimiausius Teodoros blynus širvinius ir jisai grojo tiesiog jai pas mane namuose, o jau kai žinojom, kad liko labai mažai, jisai atvažiavo į ligoninę su gitara. Ir Teodora jau tada tuo momentu sunkiai kalbėjo, bet neatsimerkė ir jinai šypsojosi. Ir jisai grojo ir dainavo jai. Ir sakau, čia šitie momentai jie įstringa ir po to, kaip jinai išėjo, aš negalėjau stebėti jos mamos ir jos visos šeimos stiprybę. Teodoros senelis, kaip sužinojau, paskiau mokėsi kunigystę. Jisai norėjo tapti kunigu, bet sutiko mamą ir tada su mama turi 5 vaikus ir žodžiu, bet jie yra labai tikintis. Ir per laidotuves Karoli buvo atsisveikinimo šventė. Aš net negaliu pavadinti laidotuvėm. Buvo viskas išpuošta su gėlėm, bet ne tik kaip per laidotuves, o ir su tom, kaip per gimtadienius vaikų yra daroma. Teodora buvo kaip princesė aprengta, mama buvo šviesiai apsirengus, visi šviesiai. Iš mamos nei vienos ašaros nebuvo, nei iš senelį, nei iš močiutės, visi glostė, visi žiūrėjo ir aš su močiute kalbu ir aš sakau, kaip jūs taip galite. Ir jinai sako, mes turim dėkoti už tuos metus ir už tą žmogų, kad mums leido su juo pabūti tiek laiko ir kad mes galėjom pasidžiaugti, išbūti ir mes esam, sako, visi šito žemės pakeleiviai ir sako, mes egoistai, žmonės negalim paleisti ir verkiam, mes bijom, gailim savęs, jiems jau yra viskas gerai ir aš taip žiūriu juos ir aš sakau, aš suprantu tai protu,
ir aš galiu pakalbėti, bet aš nežinau, ar tai įmanoma padaryti, bet kaip jums tai pavyksta. Ir buvo tokios šviesios laidotuvės, jie net įsivaizduoja, išlydint ant mašinos užklijavo Teodorytės išleistuvės ir balionus. Ta prasme, buvo taip stipru, kad aš atsėdus į mašiną, Karolį blioviau taip ir tiek laiko, kad aš, bet blioviau iš didybės ir iš grožio. Nes iš žmonių stiprybės, sakau, čia neįmanoma pasakoti, ir aš sakau, aš prie karsto, mes apsikabinę stovim su Gabrielė, ir aš jai sakau, Gabrielė, sakau, aš tave kviesiu visur kalbėti ir kviesiu daryti, nežinau, rodyt pasauliui, kaip reikia žiūrėti, kaip reikia mylėti, kaip reikia išmylėti iki galo, kaip reikia išleisti tą vaiką. Ir aš matau daug tokių pavyzdžių, aš matau tiek stiprių tėvų ir man, žinai, dažnai sako, aš tai negalėčiau, bet kaip jie taip gali? Ir aš sakau, jie neturi pasirinkimo. Jeigu tu turėtum pasirinkimą, tu niekada šito nesirinktum, bet kai tu neturi pasirinkimo ir čia guli tavo vaikas, ką tu darysi? Tu myli ir atiduodi viską, ką tu gali ir ką tu turi. Tai va, toliau kalbam ir vat aš galvoju apie tave, taigi turėjai pasirinkimo ir vat nuėjai šito keliu, kur dabar jau nebeturi pasirinkimo, tai po 20 metų tavo profesijos turėjai pasirinkimą ir nuėjai, kur neturi pasirinkimo ir aplink tave žmonės neturi pasirinkimo. Aš šiek tiek pažįstu tavo vyrą, truputį esu matęs vaikus, tai 3 vaikai, vyras ir visa šita šeima neturi pasirinkimo, tai jau taip surėdyta ir taip jau, manau, čia viskas nuo tavęs priklauso ir visas tas palaikymas, aš mačiau, kad yra. Nes be palaikymo, aš nežinau, aš nesu tiek geras žmogus, aš nežinau, ar aš palaikyčiau. Taip, noris būti geru, noris dieną būti geru, noris valandą būti geru, bet tu turi būti gera, visą savo dieną, visą savo dabar likusį gyvenimą turėsi būti gera ir čia prisėmė įsipareigojimų iki debesų, tai bet norisi kažkaip, va ta žinutė tikriausiai šiandieną, kurią čia mes bandom transliuoti, kad visus karus, visas negandas ir visą ką nėra, kad vienas įveiktum ir be komandos, be palaikymo finansinio, nefinansinio, draugiško ir sakau, jeigu galiu nors tą valandą būti naudingas, tai aš tikrai būsiu naudingas, pažadu tau, aš tikrai rasiu per ką tą naudą padaryti, o tau noris linkėti kuo didžiausios sėkmės ir aš per tavo gimtadienį pirmiausiai palinkėjau tau lemonų, nes citrinų visą maišą tau skyriau, o visų pirma, tai aš žinau, kad visi eina palei vedlį, o tu esi vedlys, tu esi vadovas, tu esi ta energija ir tau pačiai stiprybės, noro, kad tu būtum tvirta ir vestum šitą gražią idėją, nes plečiatis čia jau išgirdau daug dalykų, kurių prieš porą mėnesių negirdėjau, tai buvo onkologija, dabar jau vaikų psichiatrijos centras, tada edukacijos, tada pedagogai, medicinos darbuotojai, aš įsivaizduoju, po metų mes čia susitiksim, tikrai jau kažkoks tai bus, gal net neįsivaizduoju su tavo energija, su tavo visų žavesiu, tai čia mes turėsim kažką dar, tai dar norėčiau pabaigai paklausti, tai kur socialinės medijos, kur ieškoti, kur žmonėm kreiptis, kurie nori prisidėti prie viso šito, ką tu darai, ir tai esu fondas, Facebookas, Instagramas, fondas esu. Taip, kol kas tik tai ten. Skambint galima, naktį skambint galima. Galima skambinti naktį, dieną. Ir kaip tu sakai, iš tikrųjų, aš labai esu dėkinga šeimai. Ir 2 dideli vaikai, mano jau Kiprui 25, Nidai 21, tai Nida mediciną studijuoja.
O Gretai yra 7 metai ir jos svajonių profesija, ką jinai nori dirbti užaugus, yra vaikų onkologijos gydytoja. Nes jinai draugauja su tais vaikais, jinai būna, jinai pažįsta visas šeimas, vardus, pavardės, tėvus ir tiesiog tikrai, kaip tu sakai, tas palaikymas yra labai didelis iš šeimos, o kaip tu sakai, norisi būti gera valanda, norisi būti gerų 2, bet aš žinok, tiesiog esu savim. Man nereikia nieko galvot, kaip man būt ar ką man daryt. Aš tiesiog einu savim ir aš einu širdim. Tai aš manau, gavau gerus, stiprius genus iš tėčio, kad turiu tos jėgos ištvermės. Jo, tikrai jėgos ištvermės ir kaip mane vadina viesulu, aš tikrai daug suspėju, daug padarau ir čia dėka tėvų, ačiū jiems, o šiaip labai daug aplinkui yra gerų žmonių. Ir būnant šitam fonde, aš dar pamatau, man atsiveria akis dar plačiau ir aš esu tokia laiminga, kad aš gyvenu tarp tiek gerų žmonių, kurie nori padėti, nori prisidėti, kurie išgirsta, kurie pamato, kurie tiki ir kuriems tikrai rūpi. Tai šitas čia yra kita medalio pusė, tai ką mes kalbėjom apie fondą, apie gyvenimą, fondo yra viena, bet žmonės, kurie yra šalia, tai yra visiškai kita ir čia yra labai stipru, vienas lauke ne karys. Karolė, kaip tu sakei, aš viena nieko nepadaryčiau, aš galbūt geriausia atveju iškepčiau vaflių, nusinešus vaflinę iš namų, bet tuos darbus, ką aš darau, tai aš darau dėka visų žmonių. Tai visokio Europos sėkmės ir pasimatysim už metų. Aptarsim rezultatus. Gerai, ačiū.